Esi sakęs, kaip žmogus reaguoja į triuką, daug pasako apie patį žmogų. Labai daug reagavimo tipažų. Jei norit pažinti žmogų, atsiveskite jį į magijos vakarą. Gali papasakoti apie tai plačiau? Ką va tavo reakcijos žmogaus gali apie jį atskleisti? Reakcija ne tik į magijos triuką, bet šiaip reakcija į kai kuriuos subtilius dalykus labai daug ką gali pasakyti apie žmogų. Jeigu tu nori pažinti geriau savo antrą pusę, kai kuriuos draugus, net save, šiaip pamatyti žmonės, reikia įsiklausyti ne tai, ką žmogus kalba apie save. Aš esu toks žmogus, kuris man patinka tas ir tas. Ne. O ką jis kalba apie kitus? Kokius dalykus jis kitame pirmiausia pamato? Kuo jisai žavi kitame žmoguje, arba kas ją, man jinai nepatinka, jinai ten tokia, anokia, trečiokia. Man tai iškart labai daug sako, kas yra tavo trigeriai ir ką tu pirmiausia pastebi kitame. Aš esu sutikęs šou biznėje žmonių, kurie tave pirmiausia nužiūri ir pažiūri, kokios firmos tavo marškinėliai, kaip tu apsirengęs, jiems tai labai labai svarbu, nes jiems tai yra statuso rodiklis. Yra žmonių, kuriems statuso rodiklis yra tavo, laikysena, kaip tu dažnai eini į sporto klubą. Dar kažkas, tavo ten kiti atributai. Kitam yra ten tavo, ten pasiekimai. O, jis turi daug babkių. Tai yra didžiulis statuso rodiklis kažkam. Kitam kaip tik, tu turi daug babkių, tu jam keli iššūkį. Jis būtinai nori užvažiuoti ant tavęs. Kiek yra žmonių, kurie galvoja, jis vedėjas renginiuose. Kiek yra žmonių, kurie nori kartais pasirodyti prieš savo merginą. Aš dabar šį šeštadienį turėjau vestuves. Ir buvo vienas vaikinas, kuris matosi įsipratęs būti alfa šitų patinų. Ir jis taip stengiasi pabūti svarbi ir aš scenoje darau triuką ir aš taip stengiausi jam ištarsiuoti, kad aš nekonkuruoju su tavim. Būk tu savo draugų tarpe žvaigždė. It's all good. Viskas okei. Aš nesiruošiu atimti tavo šviesos prieš tavo merginą. Džiaukis puikiai. Ir ten ar pareplikuodavo ar ką. Ir visiškai pro šalį. Ir man toks cringe'as buvo. Ir šalia sėdi kaip tik prie jo stalo jaunieji, kurie mėgaujasi to vakaro. Ir aš galvoju, okei, bet negadink jiem. It's not about you. Viskas gerai, aš darau šou, aš tave matau, aš tik dirbu savo darbą, tuoj bus pertrauka, visų dėmesys tave, tu vėl juokauk ir visa kita. Ir man tai buvo taip svarbu ir tas žmogus tikriausiai neišgirs tos minties, bet aš labai norėčiau jam pasakyti, kad viskas yra okei ir tu turi teisę būti savim, bet tu esi savo artimo brangaus draugo šventėje. Leisk jam ir jo šventį įvykti, jam pasidžiaugti, pasimėgauti, o tada visą dėmesį spotlightą susirink. Tai va tas labai svarbu, kaip žmogus kartais elgesi. Kodėl dėl triuko? Stiklinė buvo, stiklinė dingo. Nežinau, kur jinai dingo. Ir tu iškart matai, kaip žmogus priima nepatogią situaciją, nežinia. Ar jis nori pasirodyti, eik tą žinau, jis ten į rankovę įkišo. Dažnai tie paaiškinimai būna pro šalį. Aš toj paguglinsiu, aš toj valdysiu situaciją, ramiai, aš nepasiduosiu, aš nebūsiu čia loseris. Nors dažniausiai, kaip tik tas, kuris priima, okei, fainai, dingo stiklinė, neįsivaizduoju, kur jinai dingo. Va čia va yra stabilaus, saugaus, išmintingo situaciją valdančio žmogaus, sakyti, okei, aš dabar neturiu sprendimo, aš jo neužpildysiu šūdmalystėm, aš priimu situaciją, kad aš nežinau, chill, gali ir tai būti. Valio. Aš nebandau suktis, vartytis iš gaidžio ir paaiškinti. Ir tas gyvenime visur yra. Kai susiduri su tom tikrom situacijom, su tom tikrų ramių priėmimų būties ir to, kas vyksta. Viskas yra okei susitrigerinti. Viskas yra okei susinervinti, supykti. Aš irgi kartais kamščiuose būnu nervuotas. Aš irgi kartais prieš renginį būnu labiau įsitempęs ir mane erzina, kad, pavyzdžiui, aš paprašiau, jog būtų prožektorius nustatytas į mane scenoje taip, kad žiūrovai galėtų mane puikiai matyti, o staiga jisai pastatyta šonu. Ir what the fuck, hebra, aš stengiuosi dirbti savo darbą ir jūs stengiatės. Aš esu reiklus irgi ir būna dalykų, bet jeigu tave toks šūdnikis, tavo ego, tavo statusą, tavo savivertę sutrigerina, kaip kažkokia tai pastaba ar dingusi korta, tai visgi yra tam tikra žinutė žmogui, kad dar darbo su savimi šiek tiek liko. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.